Labą dieną dar kartą, Vytautai. Labą dieną. Šiek tiek palauksime, kol gal atsiras daugiau. Jo, aš tai prisijungiau truputėlį ankstėliau, šiek tiek galvojau irgi. Jau kaip ir 4:30, bet šiek tiek palauksim, gal 5 minučių. Prisijungusiems siūlau užpildyti anketą, kuri yra čato laukelyje. Prisijungimo nuoroda ir ten reikėtų pilnus duomenis užpildyti, kas dalyvavo susirinkime.
Na jau matau, praėjo 5 minutės, tai manau galime pradėti. Esu architektas projekto vadovas Vytautas Grikšas ir noriu pristatyti, atstovaudamas mažąją bendriją Archupė, parengtą mūsų įmonės projektavimo 3 sublokuotų mišrios paskirties komercinių pastatų su administracinėmis patalpomis Šventosios gatvė 27C Kretingoje projektinius pasiūlymus. Galim pradėti nuo situacijos apipavidalinimo. Situacija yra žodžiu, yra vakarinėje miesto dalyje, šalia gana svarbios miestui transporto arterijos, vedančios tarp Klaipėdos ir Darbėnų, plento. Ir sklypas randasi tarp 2 stambių komercinių objektų, žodžiu, prekybos centro Norfoje ir prekybos kito centro Rimi bei žalios stotelės. Teritorija yra neurbanizuota, laisva ir suformuota šalutinė gatve, kuri tarnauja šios sklypo aptarnavimui. Projekto pagrindiniai rodikliai sklypas yra beveik 30 arų, numatoma užstatyti 6,5 arų plotą. Užstatymo intensyvumas yra didelis, taip pat ir tankumas, žodžiu, yra sąlyginai nedidelis, lyginant su bendrojo plano galimybėmis mieste. Galiu paminėti, kad, žodžiu, želdiniams yra išlaikomi norminiai kiekiai sklype, tai yra 11%. Be abejo, noriu pažymėti, kad projektiniuose pasiūlymuose galbūt nesispindi gerai, bet numatoma sodinti tarp automobilių aikštelėje ir medžių šiek tiek, bei galbūt pagal galimybės želdinti vieną iš planuojamų pastatų fasadų. Šiaip galbūt tą santykį dar gauti kokybiškesnį, tarkim, želdinių plotą. Taip pat urbanistinė struktūra. Sklypo užstatymo sprendinius padiktavo šiek tiek pati konfigūracija, bei galbūt šiokia tokia racionali, tarkime, sprendimų eiga. Tai yra 3 pasikartojantis lakoniški tūriai, kurie prastumti yra per tam tikrą atstumą ir kurie galbūt išpildo tokio netaisyklingos formos sklypo, žodžiu, konfigūraciją. Sklype numatomas yra žiedinis apvažiavimas aplink pastatus, bei likusiame apendikse arčiau centrinės Šventosios gatvės stovėjimo aikštelė. Čia galite matyti bendrojo plano ištrauką. Aiškiai matosi, kad sklypas patenka į kitos teritorijos paskirties žemės, žodžiu, ribas. Sklypas šiuo metu yra visiškai neurbanizuotas, tai tiesiog yra tuščia pieva su keletu menkaverčių želdinių. Dešiniajame kampe apačioje galite matyti pirminės koncepcijos užgimusios tokios vizualą. Čia taip pat yra ištrauka iš topografinio plano, kuriame aiškiai matosi, kad yra kažkokių komunikacijų, tinklų, ypatingai komplikuojančią situaciją sprendimų nėra. Sklypas ribojasi su pora gyvenamosios paskirties namų valdos sklypų šiaurės rytų ir pietryčių pusėje, bei
bei taip pat ribojasi su neseniai rajone viešintais praktiniais pasiūlymais, kuriais buvo numatyti laidojimo namų kompleksas nuo šios sklypo iš šiaurės pusės. Dabar apie pagrindinius sprendinius. Tai, kaip ir minėjau, yra numatyti trys analogiški tūriai, tik jie numatomi skirtingų pobūdžių. Vienas yra komercinis, yra prekybos paskirties pastatas, antras yra sporto, kuriame bus sporto klubas, bet jisai pagal klasifikatorių galės būti ir tokiu pat komerciniu pastatu. Čia priklausomai mes bandom sukurti tokią, žodžiu, lankstų modelį pastatų ir pačią koncepciją, kad tie pastatai galėtų lengvai prisitaikyti skirtingoms paskirtims. Ir trečias, toliausiai nutolęs nuo gatvės, tūris tarnautų paslaugų paskirties. Paslaugų paskirtims. Sekanti skaidrė. Čia matote sklypo planą, kuriame matosi, kad yra formuojami du įvažiavimai į sklypą. Vienas galbūt tarnaujantis kaip įvažiavimas šalia automobilių stovėjimo aikštelės, tada žiedu būtų galima apvažiuoti, aptarnauti pastatą ir išvažiuoti kitų išvažiavimų. Sklype yra numatyta 34, kiek pamenu, 34 automobilių parkavimo vietos, iš kurių 2 yra pritaikytos žmonėms su negaliomis. Sklype taip pat numatyta yra patekimas į pastatą su automobiliu, kad būtų galima galbūt keisti jo paskirtį, įvažiuoti į patalpas, aptarnauti jas ir kitaip, žodžiu, patogiai jas naudoti. Lango kitame šone matote bendrą vizualizaciją iš paukščio skrydžio bei pastatų šoninį pjūvį bei fasadų išklotinę. Kaip ir minėjau, tūriai yra pasikartojantis, beveik analogiški, šiek tiek skiriasi jų vidinis išdėstymas, bet kurį būtų galima nesunkiai modifikuoti. Be abejo, šlaitai yra orientuoti į pietinę pusę, kurie tarnautų kaip saulės elektrinių plotas, patogus joms įrengti. Pastato planinė struktūra. Yra, kaip ir minėjau, elementarūs pasikartojančio plano tūriai su išreikštais pagrindiniais įėjimais, formuojama bendra erdvė ir erdvės mansardos aukšto dalį erdvės užima antresolė, galima sakyti, kurią patenkama per atskirą laiptinę izoliuotą. Ir visose 3 tūriuose jinai yra analogiška, kurioje gali atsirasti biuro patalpos tarnaujančios 1 aukšto patalpų paskirties naudotojams arba gali veikti individualiai. Čia gaunu pranešimą, kad negali kurie žmonės prisijungti, bandau prijungti, bet atrodo prisijungiu. Aidai, jūs mane girdit? Ar girdisi mano kalba? Girdisi. Gerai. Taip pat pažymėčiau, kad pastatuose yra individualios ir atskiros įrengiamos katilinės atskiromis apskaitomis ir pastatai galėtų veikti individualiai, nepriklausomai nuo jų valdytojo ir savininko. Dar grįždamas prie sklypo plano sprendimų,
paminėčiau, kad numatoma sklype įrengti servitutą kelio, kuris galimai tarnautų gretimo sklypo savininkams. Tai dar nėra galutinis sprendimas, bet yra ieškoma susitarimo sąlygų, kaip tai galėtų pasitarnauti galbūt kaimynui, kuris planuoja panašią veiklą. Antresolės aukštuose matosi, kad elementarus planas, jame gali atsirasti sanmazgai, biuro patalpos, kabinetai. Teoriškai būtų galima įrengti netgi ir gyvenamąjį butą, jeigu būtų poreikis to atskirta. Toliau vizualizacijos, tokios, kurios gal kiek aiškiau iliustruoja idėją pačią ir pastatų, tarkime, išvaizdą. Medžiagos pagrinde numatomas yra sandwich tipo surenkamos plokštės, kurios dekoruojamos įstrižo pakalimo kompozito lentelėmis. Viename iš variantų, kaip ir minėjau, buvo numatyta galbūt vieną iš tūrių aptraukti ažūriniu tinklu ir fasadą šiek tiek želdinti, galbūt vijokliais. Taip pat numatytos yra vitrinos, per kurias galima taip pat kurti naujus įėjimus į pastatą, keisti scenarijus, perplanuoti, dalinti pusiau turimas patalpas, keisti įėjimų orientaciją iš rytų ar vakarų pusės, galbūt valdyti srautus, žodžiu, ir taip pat be abejo yra sprendimai visi pritaikyti žmonėms su negaliomis, su mobilumo ir regos silpnaregiams, trumpai tariant. Fasaduose numatomos plotai reklamai lauko, kuri būtų galbūt derinama prie fasado išraiškos, nebūtų kažkokių pavienių plafonų, o būtų vieningo dizaino kažkokie veiklų pavadinimai. Čia dar vienas vaizdas iš šiaurinės pusės. Be abejo, šitie tūriai šiek tiek jie įgaus tokį galbūt solidesnį vaizdą, kuomet jie galbūt bus jau parengtas techninis darbo projektas, atsiras detalės, lietaus nuvedimo elementai, kažkokie papildomi atributai. Dar norėčiau priminti, kad susirinkimas gali nutrūkti, nes jisai turi ribotą laiką, po to bus galima prisijungti iš naujo. Ir kas prisijungia, prašau užpildykite formą, kurią esu įdėjęs į pokalbių langą. Ten yra nuoroda, paspauskite ir užpildykite. Dalyviai, prašau, tą anketą. Nežinau, turbūt viskas. Prašom užduoti klausimų ir pastebėjimų. Aš nematau tos formos žinutėse, čia prie žinučių turėtų būti? Taip, įsijunkite čato langą. Kur čatas yra, ne? Plakad, aš pamėginsiu. Jums matosi? Nesimato? Aš pati nematau tos nuorodos, o kiti gal mato? Plakad, aš dar pakartosiu iš naujo. Dabar atsirado? O, yra liuks, super. Tikėjausi, gal prisijungs kažkas iš savivaldybės tarnautojų ar kaimyninių sklypų savininkai, bet kažkaip nematau.
Gal jūs, Aida, turite kokį klausimą? Atrodo, kad manęs nieks negirdi. Toks jausmas. Mes išgirdime. Aš galvoju, gal Aida kažką šneka, bet tas mikrofonas yra Jo, išjungtas. nesijungęs mikrofonas kažkaip, man atrodo. Jo, parašė žinutę, kad kažkas su mikrofonu negerai. Tai galite parašyti į čatą drąsiai. Kažkaip ne. Matau klausimą apie apželdinimą. Tai aš pradžioje pristatymo minėjau, kad želdinimo sprendimai nėra baigtiniai, žodžiu, pagal yra tenkinamos minimalūs reikalavimai, mes 10% sklypo želdinamam žolės ir, tarkime, dekoratyvinių krūmų pagalba, bet yra numatomas papildomas želdinimas tarp automobilių parkavimo vietų, kažkiek kiek leis galbūt įrengti medžius, tarkime, panaudojant, tarkime, medžių šaknynų apsaugojimo kažkokį korį. Ir galbūt, jeigu užsakovas, žodžiu, tenkins tokį norą, tai galbūt vieną iš tūrių apželdinti, padaryti 5 fasadą, žodžiu, galbūt želdinti pastatą, tarkime, jo galbūt vieną ar kelis fasadus želdiniais, pūrį aptraukiant tinklu. Galbūt, tarkime, matosi viename iš vizualizacijų toks sprendimas, toks lakoniškas. Mintis buvo vieną iš tūrių želdinti galbūt bijokliniais augalais. Dar jeigu kalbant apie sklypo sprendinius, tai sklype numatomas sklype apie 34 automobilių stovėjimo vietos, žiedinis eismas, galimai gali būti vienpusis ir patekimas į pastatus galimas iš, tarkime, 2, net 3 pusių, jeigu yra poreikis. Ne, man atrodo, aš pasitaisiau mikrofoną. Tai gerai. Girdisi? Dabar aš ne vienas. Dabar jau. Ja. Šiaip tai įdomus toks objektas, o tai nuomininkų dar kol kas neaišku nieko, ne? Savininkai kol kas vieni, kaip statytojai, bet aš kaip suprantu, galimai tai virs turbūt į kelių turbūt dalininkų turbūt, žodžiu, objektą. Ir, žodžiu, tai sprendiniais bandoma ir užkoduoti, kad būtų, tarkime, lengva atsidalinti, nebūtų bendrų
kažkokių patalpų, bendrų apskaitų, žodžiu, kad tie tūriai veiktų jie kaip atskiri unikalūs daiktai, kad jie tik sujungti tarpusavį. Tas sujungimas irgi galbūt šiuo atveju kiek jisai komplikuoja, bet leidom palikti, galbūt jeigu, tarkime, atsirastų savininkas 1-2 tūrių, kad būtų galima, tarkime, kapitalinio remonto principais galbūt apjungti netgi 2 tūrius, jeigu bus toks poreikis. Tai atskirinėti, tarkime, per tarpą tūrių nesinorėjo, plus nelabai racionaliai sklype ten viskas telpa. Tai pagal programą buvo išpildyta ir tenkino užsakovo poreikį. Tai tas ir įdomiausia, kokios ten funkcijos atsiras kada nors, bet tai čia jo, čia Tai aš gal aš jau pagal gyvenimo programą. Minėjau pradžioj, jeigu tai yra, žodžiu, pirmas tūris nuo įvažiavimo yra prekybos patalpos bus, tai turbūt parduotuvė su administracinėmis patalpomis žodžiu, antram aukšte ir šiek tiek, tarkime, papildomų patalpų pirmame. Tada antrame tūryje yra pagal paskirtį, tai yra 7,14, tai gyvenamos paskirties, sporto paskirties pastatas, sporto klubas bus. Tai jis irgi taip pat turi ten, tarkime, rūbinės, virtuvėlės, tualetus pritaikytus, žodžiu, visoms grupėms ir galbūt dar papildomą salę antro aukšto, toj antresolėje vadinamai. O trečias tai tarnautų irgi toks kaip polifunkcinis, irgi negyvenamos paskirties, tai būtų turbūt paslaugų paskirties patalpos. Tai gali būti automobilių ūkio plovykla, tokia, žodžiu, rankinio plovimo, ar ten kokios dirbtuvės, galbūt, nežinau, tai gali kisti, jos gali būti keičiamos į kitos paskirties, ar ten kokios nors nedidelių apimčių, kokios nors gamybos patalpas arba sandėliavimo ir panašiai. Tai toks yra užmanymas. Susirinkimas už 10 minučių nutrūks, bet prašau, kas gali, prisijunkite iš naujo, kad būtų galima užbaigti visus, žodžiu, viešinimo principus, ne principus, o reikalavimus. Tai mano tai visi čia klausimai iš to jau turbūt, ką tu papasakojai, ten detaliam turbūt viskas aplinkui yra komercija, ne? Nu, tai kai įsikūręs esi tarp 2 tokių stambių prekybos objektų, aš galiu atjungti, vat, matot. Matosi jums? Žodžiu, pagal bendrą planą tai yra kitos paskirties teritorijos, žodžiu, mišri intensyvios užstatymo gyvenamoji zona, žodžiu, čia tokios gali būti bet kas iš esmės, čia šiek tiek ribojasi su tokiais pavieniais gyvenamaisiais sklypais, tokių porą, bet jie tokie patys, tokie neaiškios yra ateities. Jo, jie ten pasimetę tokie tie gyvenami labai. Tai toks, sakau, čia toks, nežinau, lakoniškas sprendimas, manau, čia jisai neįtakoja, nes tie tų didžiųjų prekybos centrų tūriai, tai jie formuoja galbūt tą tokį jau vos ne pramoniniam užstatymą jau artimą tokį užstatymą. Tai Nu, manau, kad buvo sudėtinga apsispręsti, ką čia daryti, nes tokia teritorija tai labai tokia, kol kas neturi vientiso charakterio. Čia ta aktyvi gatvė atriboja, kaip ir čia leidžia šalia geležinkelis, tokie, ten liktai palei tą gatvę formuojasi tokie smulkesni, tokie liktai tūriai, kurie tą tokį gyvenamojo, tokie kaip kvartalo užstatymas liktai dominuoja gatvės išklotiniai. Bet mes šiuo atveju esame atsitraukę, tūriai nėra dideli, tam pastatai yra, jei neklystų, 8,5 metrų aukščio tik tai.
8,2 metro aukščio yra per aukščiausią vietą. Tai čia tokie, tai manau, jie nesudaro jokio didelio čia, žodžiu, reikšmės nei užstatymo, nei gatvės išklotiniai, nei bendram užstatymui. Mm. Ir ten pėsčiųjų, turbūt dviratininkų ten iš viso tose teritorijose, čia visi su automobiliais, aš taip manyčiau. Pagrinde taip, nes ta jungiamoji gatvė yra tokia naujai įrengta, žodžiu, nei šaligatvių, nei takų. Yra jungtis, galbūt pastebėjau, kad žmonės per geležinkelį toje vietoje kerta geležinkelį ir grįžta į miestą per šią vietą. Ten, matyt, Čia jo. apeidinėja, ten turbūt pro to, tarkime, kertant nuo tos vadinamos Litagros, ten gali apeiti, kad nereiktų eiti per prostotį, tai jie kerta tiesiau. Ten, nežinau, ar tai yra pagal tvarką, legaliai tą kertą jie pervaža. Tai turbūt, kad ne. Toks mažas miestelis gaunasi. Gražu, gražu. Tai galbūt inspiravo šiek tiek, tarkime, Vilniuje esančio parkas Outlet, tas šiaurės miestelėje, tai tokių siluetų su skirtingais, žodžiu, skirtingom apdailom, toks, tarkime, žaismas kažkoks. Tai čia, kadangi forma turėjo būti tokia paprasta, nesudėtingai, čia pasakyti, išpildoma. Tai Jo, ten jų tos visos apdailos labai paprastai padarytos, kai kas ten iš vis iš neobliuotų lentų, tai. Bet kas ten labai faina ir labai sužaidžia, tai yra ta mažoji architektūra ir apželdinimas ir iškart kitaip erdvė atrodo. Tai be abejo, čia tas toks, čia žmonės čia pratinasi, mes čia lyg tai rajone, tai mes tai matom šiek tiek tos medžius kaip dažniau problemą, nei teigiamą dalyką, bet kai... Jo, ypač dabar, kai tiek lapų prikrito. Nupjaut visi greiti, bet atsodinti kažkaip tai reikia akcijų. O kad sodinti pavieniui, ta prasme, savistoviai kažką, tai kažkaip tai nėra tokio įpročio. Šiaip žmonės mažai domisi šitais viešinimais visais, aš kaip pagalvojau, tilto, tai ten iš vis niekas nebuvo prisijungę realiai, vat iš visuomenės kažkas, tai dar kaip nors. Čia toks, kaip čia pasakyti, čia galima sakyti, kad ir čia savivaldybė galėtų ten, tarkime, pranešimą, skelbimą įdėti papildomą, nežinau, per spaudą, trumpą įdėti, kad šitas svarbus objektas, kad žmonės dažnai būna toks iš projektuotojų tokia nuomonė, tokia nerašyta, kad čia toks tik tai apsunkinimas visų reikalų. Žmonės kažkaip netiki, kad čia galėtų jų balsas kažką tai lemti ir pakeisti. Tiesiog. Su tuo pakeisti, tai jo, kuo daugiau prisijungtų, to gal kažkas tai labiau ir kreiptų dėmesį. Su tuo tiltu čia nenoriu išsiplėsti, bet aš nežinau, kom ten baigėsi viskas. Aš irgi visiškai nieko negavau daugiau. Nes ten tie pataisimai, tai apgailėtini. Tai tu matai, kaip atrodo dabar aikštelė. Ten akivaizdžiai pasimatė, ta prasme, kad, taip net negali būti tokios aikštelės. Aš paskui dar ilgai galvojau, tengi galėtų nuterasuoti tą tokį, kad ir nuvalkiotą jau vis tiek sprendimą, bet žinai, kaip būna
nueina link upės, tokios terasos kažkokios, to pačiu nulipimai tie patys link tos užtvankos, toks pasėdėjimas į vandenį, pažiūrėjimas. Taip. O dabar ten ta aikštelė toks blynas, tipo, atėjau, pastovėjau, nuvažiavau. Nu, tokia, nu, visiškai, žinai. Žinau, net ten kaip čia dabar, turbūt čia tik tai lieka turbūt savivaldybės, turbūt klerkų atsakomybė, kaip jie čia dabar tas pastabas įvertins ir kaip čia dabar vat, architektas laikinai einantis pareigas, kaip jisai ar čia tenkins tos pasiūlymus, ar jisai jos atmes. Nu, bet ir įdomu, aš tai aišku pas nieką daugiau nepaklausiau, bet iš tikrųjų, kadangi mes teikiam pastabas, tai mus turėtų informuoti irgi dar kartą, ne taip pat, kad atsiuntė ten tipo, va, papildėm. Mhm. Tai aš tai tikiuosi, kad kažkas tai. Čia į mano klausimus tai galėsit nerašyti, aš nepretenduoju kažkokių tai pastabų. Neišsakinėjau, tiesiog pasidomėjau, kas kur kaip. Bet ir, pavyzdžiui, šio tarkime, vat, objekto, tarkime, atžvilgiu, tarkime, tai irgi kažkaip tai nu, būna, aišku, čia tą darbą darai ne vienas, yra ten kolegijos, komanda kažkokia, kuri tada ten tos sprendimus žiūri, bet labai sveika, tarkim, yra galbūt ir, tarkim, iš tos trečios šalies, kad tai žmonės būna, kad užsiciklinė nematai kažkokių elementarių dalykų, galbūt aš praleidai, tai, va, tai ta tokia, žodžiu, čia pasakyti, nu, kritika kažkokia, tarkime, svari, tokia konstruktyvi, tai jinai nu, padeda galbūt tas sprendinį padaryti dar kokybiškesnį. Tai to čia. Nieko negaliu užvesti tau naujesnio, viskas bus gerai, teks daryti taip. Nu, matau man, kad čia rašo mažiau nei 1 minutė liko, tai aš tada čia viskas turbūt išsijungs ir po to reikės dar kaip 15 minučių išjungsiu, kad tas būtų laikas tam tenkintas tas minimalus. Tai aš nežinau, ar aš besijungsiu. Nu, čia jau kaip jūs norite. Nebent